Ledo arenos pagrindas AB, B1, A1 yra stačiakampis. Brėžinys štai čia, brėžinyje AB, B1 ir A1 stačiakampis. Priekinė ir galinė sienos yra statmenos pagrindui lygios ir lygiagrečios. Ir jų kraštas, abu du kraštai yra parabolės formos. Duota parabolė štai tokia. Ir pirmoje dalyje reikia apskaičiuoti atkarpos AB ilgį. Tai čia pavaizduotas skerspjūvis būtent tos galinės sienos. Ir tuomet reikia mums rasti taškus A ir B, arba taškų koordinates, kur parabolė kerta OX ašį. Tai prisiminė taisyklę, kad grafikas kerta OX ašį, kai Y yra lygus 0, ją pritaikę gausim lygtį minus 0,1 x kvadratu plus 22,5 yra lygu 0. Tai būtų x kvadratu yra lygu 22,5 kelsim į kitą pusę ir padalinsim iš minus 0,1, gausim 225 ir tuomet x pirmasis bus minus 15, x antrasis bus 15. Taigi taško A koordinatė būtų minus 15 ir 0, čia galim užrašyti minus 15, o čia būtų 15. Kadangi mums reikia rasti atkarpos AB ilgį, tai būtų tiesiog 15 padauginta iš 2, kadangi parabolė simetriška Y ašies atžvilgiu, tai AB būtų 15 kart 2 ir tai būtų 30. Dabar antroje dalyje prašė apskaičiuoti H. Dabar kas tas H? Prie galinės sienos yra įrengta 28 metrų pločio stačiakampio gratasienio formos pakyla. Tai tą pakylą bandžiau perbraižyti, atrodo štai šitaip. Gražesnį brėžinį matysit užduotyje, kurią rasit internete. Ir reikia rasti tos pakylos aukštį H. Tai dabar H reikėtų pirmiausia pavaizduoti šiame brėžinyje, kur turim parabolę. Tai atrodytų brėžinyje H štai šitas aukštis. Dabar mes turim, kad pakylos plotis yra 28 metrai. Vadinasi, šitas atstumas, aš pažymėsiu čia taškas, sakykime, E, čia taškas F, tai visas EF atstumas būtų 28 metrai, o tuomet taško F koordinatė būtų 14, o čia E būtų minus 14, kad visas atstumas būtų 28. Ir tuomet, norint apskaičiuoti H, mes turim tiesiog vietoj X statytis 14 į parabolės lygtį ir apskaičiuoti, sakykime, štai šito parabolės taško M, Y koordinatė. X atstumas iki OY ašies, o Y yra atstumas iki OX ašies. Taigi H būtų Y reikšmė, kai X yra 14. Ir dabar belieka į parabolės lygtį įsistatyti vietoj X 14. Taigi minus 0,1 kart 14 kvadratu ir plus 22,5. Čia apskaičiavę gautumėm minus 19,6, pridėję 22,5 gautumėm 2,9. Šiaip buvo duota, kad 28 metrai plotis, tai čia būtų 2,9 metrai aukštis. Na ir trečioje dalyje reikėjo rasti ledo arenos galinės sienos plotą. Na va, galinės sienos. Tai čia reikės pasinaudoti integralais ir apskaičiuoti parabolės ir OX ašies ribojamos figūros plotą. Kadangi ši figūra apribota parabolės yra simetriška OY ašies atžvilgiu, tai patogu yra apskaičiuoti pusės parabolės ribojamos dalies plotą. Tai tiesiog ir skaičiuojam S pusės lygų integralas nuo 0 iki 15 ir integruosim būtent parabolės lygtį. Tai būtų minus 0,1 x kvadratu plus 22,5 ir
dx. Skaičiuojam pirmykštę funkciją, minus 0,1 kart, x trečiuoju padalinta iš 3, plus 22,5 x. Ir tuomet rėžiai būtų nuo 0 iki 15. Ir dabar belieka įsistatyti, pirmiausia, vietoj x įsistatyti į pirmykštę funkciją įsistatyti 15, gautųsi 225 ir tuomet paskaičiuoti reikėtų visos figūros plotą, tai yra S visos, tai būtų 2 kart 225 ir tai būtų 450, kadangi matavimo vienetai ilgi buvo metrai, tai čia būtų kvadratiniai metrai. Taigi štai toks būtų trečiosios dalies atsakymas.